pasikartosiu, žaidimas tikrai reikia gerinti tam tokių klaidų, nes tikresnės komandos neatleistų padaryti. Bet ir ko gero tai, kad laimėjote užtikrintai, be jokių tokių, taip sakyti, varžovams vilčių, tai psichologiškai tas jūsų turėtų būti toks. Aišku, ir psichologiškai, ir turnyrinė lentelė galvoju, kad ten paskui gali visko būti, tai tie taškų skirtumas labai svarbus ir reikalingas. Ir šiandieną gynyba turbūt buvo jūsų? Pagrindinis, man atrodo, mūsų veiksnys toks ir buvo gera gynyba, nes puolime ir klaidų tokių padarė, bet ne visada laisvai pataikydavom, taip kad tą puolimą netobulą kompensavom tikrai gerą gynybą, dėl to ir laimėjom. Ar, ta prasme, SVL atrodo, tarsi visi galvoja, kad bus tarp outsiderių, bet vis dėlto pažiūrėsiu, pavardės nėra tokia silpna ta komanda. Ar vis dėlto nesibaimino truputėlį, kad nebūtų kokių netikėtumų? Prieš varžybas toks pirmas dalykas, pirmos varžybos buvo toksai jaudulys, šiek tiek gal ir varžybose tas jautės tokia įtampa, tokios kvailos klaidos, dar sakau, tokių reikia vengti, bet svarbu, kas gerai baigėsi. Ir atrodo, kad žaidimo laikas turbūt daugiausiai žaidėjai virš 30 minučių, čia visi kiti žaidėjai, na, 25-20, tai ta prasme turbūt visai pakankamai keitimų tokiose rungtynėse. Aš galvoju, kad viskas tvarkoja, dar pasijungs kiti žaidėjai, įsidrasins, kurie Eurolygų pirmą kartą žaidžia. Marčius puikiai pasijungė, išėjo, patempė ne tik, kad išlaikė tą lygį žaidimą, bet ir patempė dar į priekį. Viskas tikiuosi bus gerai. Tai mes to ir linkime. Laukiam daug tokių emocijų gerų.